Nors tikra medžioklė neprasidės, bet susirinkti kviečiame visus, prašom. Na ir kadangi nuskambėjo medžioklės signalas, kuris vadinasi pasveikinimas, tai pirmąjį sveikinimo žodį labai maloniai kviečiame tarti mūsų kolegijos, Lietuvos inžinieriaus kolegijos direktorė, daktarė Lina Girdauskienė. Labai džiaugiuosi už šią partnerystę, labai džiugu už tuos pirmus kartus, kurių vis dar tenka patirti. Ir turbūt ta partnerystė yra ne tik tai jums ir mums, mes labai tikimės, kad ta partnerystė labiausiai ją pasinaudos, tai yra mūsų jaunoji karta. Mūsų jaunoji karta, kuri galės čia ateiti, mokytis, pažinti, tai ko galbūt taip paprastai ir nepamatysi. Tai labai noriu nuoširdžiai jums padėkoti, kad pasitikėjote mumis ir tikimės ir toliau sėkmingos partnerystės. Taip, dabar turime svečių iš kitos medžiotojų sąjungos, tai yra medžiotojų sąjunga Sūduva, teisingai, ir jos valdybos garbės pirmininkas Antanas Valinčius. Turiu prisipažinti, kad su gamta bendradarbiaujam nuo pat įkūrimo. Nuo 1999 tai tikrai, nors tada dar buvo ir kiti vadai, bet Lietuvos medžiotojų sąjunga gamta egzistavo ir kaip savarankiškos visuomeninės organizacijos mes tą savo veiklą vykdėm ir jau 3 dešimtmetis praeina ir visą laiką mūsų bendri tikslai ir bendras supratimas mus jungia ir mes kiekvienas savo veiklą stengiamės ir priderinti, ir suderinti, ir kartu tos veiklos labai daug vykdėm. Jei kaip istorija papasakota, tai labai ilga ir nuobodi. Žinoma, Lietuvoje dar yra organizacijų, pati didžiausia tai savotiškai veikia. Buvo laikas, kai LMŽD pirmininku buvo profesorius Benetis, tai 6 metus kartu dirbom, pasikeitė valdžia, nedirbom, nors šiais metais vėl pradedam truputį draugauti. Kaip bus toliau pamatysim, bet medžiotojai nelabai akcentuoja, bet turėtų pasakyti, kad savo veiklą tai vykdo grinai savo lėšom, nors dalį funkcijų dirba už valstybę. Ir net labai keistai atrodo, kad vykdant dalį valstybės įsipareigojimų, dar jie yra ir, nekeikiami, ale, šiaip savo. Taip, visuomenės akyse jie turėtų būti kažkur labai nuošaly. Nors sveiku protu tas nesuvokiama, nes valdžia, jeigu jai teiki paslaugas, ji turėtų kaip ir visos organizacijos apmokėti už tai. O gaunasi atvirkščiai. Gyvūnai yra valstybės, o jo žalą jai padaro žemės savininkam ar miško, tai apmokėti turi medžiotojai. Nors medžiot kai kurių gyvūnų negalima, terminai neleidžia, medžiotojų etika neleidžia, bet pinigus sumokėti turi. Medžioklė pati seniausia žmogaus veikla. Pirmas, ką pradėjo žmonės veikti, tai rinko šaknis, riešutus ir vaisius, kuriuos buvo galima valgyti, o antras stengėsi pagauti ir užmušti kažkokį žvėrį, kad turėtų baltymų. Tai mūsų ta veikla
sveiku protu turėtų būti skatinama. Medžiotojai tikrai labai daug įdeda darbo ir pinigų, bet veikla ta vis kasmet ryškesnė ir labiau pastebima, nes ir informacijos priemonės veikia ir viskas. Tai noriu pasveikinti kolegiją ir Sąjungą Gamta už veiklą, kuri pastoviai plečiasi, vyksta sėkmingai ir manau, kad ateityje taip pat viskas sėkmingai vyksta. Tai linkim sėkmės. Ačiū. Na ir turbūt panašaus centro laboratorijos įkūrimas kolegijoje buvo kvestionuojamas gana ilgą laiko tarpą ir kai aš pradėjau dirbti, gal 13 metų atgal, irgi buvo minčių, kad tokio centro reikėtų. Ir tik atsiradus Lietuvos inžinerijos kolegijai, susidraugavom su Medžiotojų sąjunga Gamta ir nepraėjus turbūt nei metam turime tokį centrą. Tai labai džiaugiamės ir kviečiu tarti žodį Raimondą Ribačiauską, Sąjungos Gamta pirmininką. Gerbiama direktorė, gerbiami svečiai, tie, kurie atėjo susirinkę, labai smagus matyti. Iš ties direktorė pasakė taip, kad netiesa. Iš tikrųjų mes turim dėkoti jums, kad jūs patikėjot mumis, kad mes galime padaryti didelius darbus. Iš ties ir mūsų, kaip pasakyti, tai labai pakėlė viršų. Taigi ačiū, mes pabandysime ir toliau tą pasižiūrėti. Realiai tai mūsų visumoje tai yra, ko gero, rimtas trečias projektas. Drąsiai pasakysiu, medžioklėtyros laboratorija, vienas įsteigėjų, 3 stovi prieš jūs. Mes turim kitą dabar projektėlį, iš tikrųjų. Gamtos pažinimas, populiacijų valdymas, tos, kurias reikia reguliuoti, tos, kurias nereikia reguliuoti, tai yra be galo svarbu, kadangi ta dėstytojų grupė, kuri čia yra ir įrenginėjo šitą klasę, mes daug skaitom paskaitų vaikams nuo tokių iki tokių ir aš suprantu vieną, kad vaikams ir jaunimui trūksta elementarių žinių. Duokite atskirti genį nuo meletos, nežinos, varną nuo kuosos, nežinos, viešpatie, sakau, tu jaunas žmogus, kaip lakštingala, čiulba, ar žinai? Šiaip gamta nuostabi, kiekvienas gyvūnas yra kitoks su savo vidum, kiekvienas gyvūnas taip. Mes žinom greitis, 380 km per valandą, 11 km aukštyje yra Boeingas užfiksavęs grifo smūgį į apatinį sparno pusę ir tai nei kiek nemeluoju. Jūs galite pasižiūrėti į Google. Google visagalis, vienu žodžiu. Mes žinom, kas tai yra kolektyvinio proto pradmenys, kas tai yra vaikų gynimas. Gamta yra fantastika to, kad jie vaikus daugelį atvejų augina geriau už mus. Rūšis myli ir mylisi, broli. Augina vaikus, nori gyventi, nori išgyventi prieš mus su visa technika ir taip toliau. Taigi iš ties mes padėjom skaitykit 4 akmenis tam, kad ateityje mes galėtume daryti didelius darbus. Mes, aš skaitau, dėl to, kad tikrai be jūsų niekur nedings ir kartais iškyla klausimas, o kodėl mokykloje? Dėl to, kad, gamtos pažinimas, mokslas, mokslininkai, tai yra vientisa. Supraskite teisingai. Tai yra, aš įsivaizduoju, kad tik tai per jūs, per šitus pastatus, jo lab čia yra miškų institutas, taip pat su viskuo. Suvienyje jėgas galim padaryti labai ir labai daug gerų darbų. Čia mintys sukasi, mes ir čia turėtume pažintinius takus į apačią, mažiukams iki 10 metų, iki 15, iki 20. Čia turėtų būti ekranai, kurie kiekvieną dieną paspaudus knopkytę galėtume pažiūrėti, kaip gyvena bebras, dar kažkas su tiesioginė transliacija. Aš manau, tai bus, dėl to, kad iš tikrųjų ateityje mes nedarysim iškamšo, ne, dar kažko tai nėra. Dėl to, kad tas, kas yra, noriu pasakyti, nėra paimta, raudonosios knygos labai daug. Tikrai ne vienas gyvūnas nėra sumedžiotas, ne, ar atimta gyvybė. Nes nuo senų laikų tai yra rasti, pristatyti dar kažkokie gyvūnai, negana to, tai yra zoologijos muziejaus eksponatai didžioji dalis su Vaclovu Vasiliausku, kurie buvo pristatyti, aš manau, mes tą padarysim. O čia dabar pradmenys yra eksponuojama maždaug 60%, 40% turime sudėliota, daug labai informacijos, kurią galima skaityti telefonu ir taip toliau, čia yra viskas. Nuo
kaip gyvūnai nustatyti metus, ligas, kaip nepasiklysti miške, kas yra negyva mediena, kas yra žmogus gamtos priešas, balsai, garsai. Mes čia galime jums šiandieną pažinti gyvūnus grynai šitame ekrane, balsus šitame ekrane, paukščius šitame ekrane, viskas čia yra. Viskas čia yra, tik reikia jaunų, gražių, mylinčių gamtą ir norą širdžių, kurie paims ir visą tą idėją nuės į priekį. Tikrai, ką reikės, mes to padėsime. Iš tikrųjų, noriu pasidžiaugti savo laiku, turėdami didelį centrą kažkada Alytaus mieste. Tai visos švietimo mokyklos buvo taip eilė 3 mėnesiam į priekį, ateiti į panašaus lygio klasę, paklausyti, pabendrauti su dėstytojais ir taip toliau. Tai aš manau, kad mes tą padarysim, juolab, kad Kauno rajono savivaldybė yra labai moderni ir mūsų daugelis parodų, kurios vyko Raudondvaryje ir taip toliau, aš ten visada geranoriškai ir meras, ir administracija. Tai aš manau, kad jau čia, bet jau čia lygis kitas, jau čia direktorės reikės truputėlį pakalbėti su meru ir taip toliau, kad rasti bendrų kalbų. O šiaip iš tikrųjų ir Miškų instituto mokslininkai, aš manau, kad mes, suremsim kažkur pečius, kažką tokio susmūguosim taip, kad wow, ne? Nes priešingų atveju, jeigu eisim Vėžlio tempu šiais laikais, Vėžlio tempu eiti negalima, nes paprasčiausiai tu atsiliksi. Ateina jaunesnioji karta, aš jau pasirpęs, didžioji dalis mūsų netgi gal persirpę, nieko nepadarysi perbrindę, taigi reikia spartaus, jaunatviško, gero žingsnio, aš tikiuosi. Taigi ačiū direktorė, kad jūs leidote mum, ačiū, kad priėmėte mus, ačiū mano visiems kolegom, kurie dirbo čia, noriu pasakyti, visada iškyla klausimas, o iš kur tie pinigai ir dar kažkas, patikėkit manim, ne vieno sponsoriaus, nieko. Visos klasės, kurias savo laiku darė grupė visiškai trenktų ir visuomeniai nesuprastų žmonių. Žmonės, kurie suneša savo pinigėlius, atitraukia nuo šeimos ir įdeda kažkur tai. Ir tai yra visuomeniai, tai yra labai sunkiai suvokiami dalykai, nes mes netgi esam turėję skundų, kada parašo visi susirinkę, kokia jiem iš to nauda. Nauda yra vidinė nauda. Dėl to, kad mes vieni esam dalintojai, kiti esam gėmėjai. Tai čia daro ta žmonių grupė, kuri yra dalintojai. Ne? Dėl to, kad norisi kažką padaryti, kažką palikti. Visada smagu žiūrėti į vaikus tokiom didelėm akim, ne? Ir visada klausia, visada prisimenu, kai mus kritikavo, tai ką, jūs tiem vaikam kaukolės rodysi visokios, tai yra didžioji nesąmonė. O jūs parodykit tą kaukolę vilko, ne, vaikui, ir aiškiai, dantukai, kas yra replės, kuris yra, kaip nustatyti amžių, o kaip nustatyti vilkas ar šuo iš vieno plauko ir taip toliau, tokių yra begalė subtilybių. Tada visi kiti, wow, paskui tos kaukolės negalėti imti, atiduok man tą kaukolę, neduosiu, sako. Taigi, brangiai, iš tikrųjų galimybių yra ir matyti vaikų, jaunimo, bendruomenių akis, susidomėjusias akis ir dėkingas akis, tai yra, aš manyčiau, čia net ne pinigai. Čia nieko bendro su pinigais neturi. Tai yra su vidinė būsena. Jeigu tu jautiesi gerai, jeigu tau gerai, aš manyčiau, pedagogai visi tokie žmonės yra iš tikrųjų išdalinat per visą gyvenimą save ir nėra didesnio džiaugsmo. Atlyginimai, kokį. Bet jūs gaunat, jeigu jums pasako kažkas, iš 10, 2 pasako ačiū ir apkabino jūs išeidami, jūs esat laimingi. Tai aš tikiuosi, kad mes būdami čia kažkur, tai taip pat būsim visi laimingi, kurie darėm tuos gerus darbus. Ačiū dar kartą direktoriai. Na, dabar sveikinimo žodį norėčiau pakviesti Tomą Kantaravičių, kuris yra modernios mokymo informacinės medžiotojų sistemos ašmedžiotojas.lt įkūrėjas. Ta idėja įkurti mokymo platformą virtualią gimė nesenai, praktiškai tuo pačiu metu, kaip kilo idėja įkurti šitą klasę. Tai noriu pasveikinti Raimundą, Valdą, dekanę, nes teko dalyvauti pirmam susitikime, kai buvo tik puoselėjama ta idėja. Ir manau, nepraėjus nei pusė metų mes jau su žirklėm rankose laukiam, kada kirpsim juostelę. Tai aš tikrai džiaugiuosi už Medžiotojų sąjungą gamtą, džiaugiuosi už kolegiją. Nedažnai tenka dalyvauti atidarimuose ir turbūt ant rankų pirštų galima suskaičiuoti, kiek yra tokių klasių, kurias įsteigė nesaugomų teritorijų tarnyba ar ne aplinkos ministerija. Tai čia sutelkę jėgas jūs tikrai turi didelę perspektyvą. Tai sveikinu jūs, o visiems besilankantiems šioj klasiai, tai ką, džiaugsmo reikia tyrinėti ir išminties saugoti. To ir palinkėsiu, kad tą, ką matot, palikti ir ateities kartoms. Tai sėkmės.
kviečiu mūsų dekanę Gitaną Vyčienę tarti kaip čia šeimininkišką sveikinimo žodį. Labai jau sunku tarti po tiek gražių žodžių kažką dar apibendrinančiai. Aš turbūt pradėsiu nuo tos dienos, kai sulaukiau skambučio ir vizito su man asmeniškai tuo momentu pasirodžiučiu labai keistų prašymų priimti su eksponatais į namus. Tai yra į aplinkos inžinerijos fakultetą. Labai susidomėjusiai klausiau, nes nesu labai didelė medžiotoja, tiksliau nesu visai medžiotoja, nesu labai išmananti, nesakysiu, kad miškus ar kitus dalykus, esu inžinierius, tai man buvo viskas labai nauja ir lygiai taip pat smalsu. Aš klausiau Valdos, ar tikrai mes galim, ar pajėgus, ar turim galimybių, ar bus mokslininkų, ar bus dėstytojų, kurie bus susidomėję ir galės priimti tai, ką mums duoda gamta savo visus eksponatus atveža į čia. Na, pasvarstę mes sutikom ir sakėm, bandom. Ieškojom patalpų, ne viskas mums labai paprastai ėjosi, bet labai džiaugiuosi, kad pakankamai, manau, per trumpą laiką turime tai, ką sugebėjo šie žmonės sukurti. Mes tik tai patalpas davėme. Ir smagu, kad tai įsikūrė aplinkos inžinerijos fakultete, kaip sakė, gražioje vietoje, ten, kur turime miškininkystės specialybės, turime šalia miškų institutą, tai labai tikiuosi, kad tai bus įdomu atrasti atvykstantiems vaikams, bet taip pat labai tikiuosi, kad tai bus įdomu visiems dėstytojams ir tai paskatins tolimesnius tyrimus, mokslinės veiklas, kurios išsivystys, tikiuosi, dar naujus kokius nors projektus. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Na, dabar Raimundas, kiek žinau, nori įteikti keletą padėkų asmeninių. Be žmonių, kurie kažką daro, tai iš esmės joks vadovas yra nulis. Tai yra komanda, kuri reikia pasitikėti, komanda, kuri dirba. Ir komanda, kuri tiki tavim. Taigi aš norėčiau tiems pagrindiniams žmonėms, kurie čia dirbo, įteikti tokias kuklius padėkos raštus ir dovanėlės. Čia yra praktinis vadovas, iš tikrųjų tai ko gero ne visai taip. Tai yra knyga vertinga, bet tai yra grinai apie biologijos, apie visas rūšis, paukščius, žvėris ir taip toliau. Iš tikrųjų tai yra gamtos pažinimo pradžiamokslis. Sunki. Moterys, kurios gausit, tai stenkitės nenaudoti, tai va, kai vyras grįž paryčiais, viskas yra bus gerai. Taigi, jeigu trumpai, tai iš tikrųjų pirmiausia norėčiau įteikti padėką Jelenai Tučinai. Visų parodų, visų renginių yra mūsų dizainerė. Iš tikrųjų ir mūsų tokia, vienu žodžiu, moteris siela. Noriu pasakyti tai. Įdirbti, nekalbėti, bet iš tikrųjų man labai jauku džiugu žiūrėti tokį šaunų būrį susirinkusi, įvertinti tas, kas yra padaryta. Prisijungdama prie išsakytų žodžių, palinkėjimų, prie šitos gražios gamtos pažinimo ir tyrimo centro erdvės, turėdama dar vieną praktinį vadovą, noriu pasakyti, kaip ir mokytis visada reikia, niekada ne vėlu. Manau, kad tas progresas ir daug priklauso nuo jūsų veiklos, nuo jūsų įstaigos, bet kada mes visada kalbame apie pažinimą, mokymąsi, mes šioje erdvėje ir šiandien nemažai pasakėme apie žodį medžioklė. Tai yra iš tikrųjų tęstinumas ir mano mintis būtų tokia, kad medžioklė ką padarė daug metų atgal, privertė žmogų jungtis į bendruomeniškumą, nes vienas lauke ne karys, vienas ne viską įveiks. Tas jungimasis prie medžioklę bendruomeniškumą, ką toliau paskatina žmogų, mokėti, susikalbėti. Ir atrodo, ta paprasta, tokia buitiška, kartais mūsų visuomenė nuvertinama veikla, ant kiek daug pasako, kiek mes augome per tam tikrą veiklą. Aš noriu mums visiems palinkėti, kad per tą veiklą mes eitume į priekį, klestėtume ir nesustotume. Tik tai noriu pasakyti vieną, kad iš tikrųjų tie žmonės, kurie čia dabar ateina, jie yra visi vyriausi medžioklės trofėjų ekspertai, dėstytojai. Taigi realiai iš tikrųjų žmonės turintys patyrimą taip toliau. Taigi Romaldui Marcinkevičiui, žmogus, kuris niekada nepasako ne, jeigu tik tai gali. Ačiū Romai.
Jeigu nekalbi, bėk. Daug žodžių nereikia. Jūs nepykit, pas mus tarp medžiotų įprasta. Dabar yra Gediminui Žiukui, vienu žodžiu, tarptautinės klasės kinologijos teisėjas. Tarptautinės klasės, LKD. Realiai, bet žinot, jisai gauna skirtingai. Jisai kolekcionuoja skrybelės, bet jinai brangesnė. Nuo jaunimės. Edvardas Navickas, kur čia yra mūsų jaunoji karta, kuris iš tikrųjų jaunas, aktyvus ir iš tikrųjų taip pat ekspertas šaunuolis. Yra žmogus, kuris mums čia atėjus buvo be galo brangus. Dėl to, kad kiekvieną dieną jis ateidavo pas mus, visada paklausdavo, rimko reikia ir visada, jeigu kas ateidavo padėti. Tai yra Romualdas Javaitis. Tai yra tikrai unikumas. Kiekvieną, aišku, pasi juodas jumoras. Ir reikia suvokti. Ateina, pradeda kritikuoti. Vakar sėdėjot, o nieko nepadarėt. Taip pat labai norėčiau padėkoti truputėlį ir įteikti tokį, Gitanamis yra bėda jūsų fakultetui. Atėjo aktyvūs vyrai, pradės kažko prašyti, reikalauti ir taip toliau, kad tos vienu žodžiu, tas toksai, kartulys būtų biški kitoks, tai mes norime įteikti tokį, žinot, šakotį pradžiai. Ir šiaip vis dėlto turime direktorę, be kurios, žinot, einat pas jūs, buvo sunku. Galvojam, kaip dabar čia bus? Ar pravys, ar nepravys, bet iš tiesų aš kolektyvas, aš manau, kad jūs turit puikią vadovę, kuri šiaip yra plataus akiračio. Plataus akiračio suvokti perspektyvą, suvokti iš tikrųjų tokius gamtosauginius reikalus ir įtraukti juos, galimybę įtraukti visuomenę į jų tokį skleidimą, mokymą, atvirai pasakysiu, tai yra reikia drąsios moters. Jo lab, kad įdomiai pasižiūri tie visi valdžia, jie visada galvoja, kokia nauda iš tų patalpų, o kas ten bus, kas ten per žąsinai sėdi, ką jie kalba, o gal kažkokį dar kažką. Tai iš tikrųjų ačiū už jūsų pilietiškumą pirmiausia, už gerą požiūrį į valstybės ateitį ir šitos mokyklos ateitį. Ačiū jums. Iš manęs viskas. Tai dabar pakviesime direktorę Liną Kirdauskienę ir prezidentą Raimondą Ribučiauską atidaryti šito centro. O mes skaičiuosim. Gerai, 1, 2, 3. Beveik pabučiuoti reikėtų, ne? Mieliausias turbūt signalas medžioklės, kuris vadinasi metas valgyti. Ir Raimondai, kokią procedūrą mūsų valgymo? Ne, iš tikrųjų šiandieną mes galvojam kažkokias tai virti gal įdomesnius dalykus, bet nuėjom, žinot, tinginiai mes vyrai. Padarėm patį paprasčiausią, tai yra tam tikro labai skanaus gyvūno koldūnai. Prašome visiems tų koldūnų įsidėti kiek norite. Jeigu nesat ragavę, pradėkit nuo mažesnio kiekio. Kad neišsigastumėte ir nešvaistytume maisto. Žinot, prašom, ponia, valgykit. Užtis ponus jau trečią porciją. Čia labai gerai, atsivizit, kaip aš spėjau valgyti. Čia jau laikysit. Servetėlės mano fragėlės. Sakau labai šaunu. Super. Čia sviestas ir grietinė. O, vyručiai. Čia jau šitą ponę pasistengė.